Labas, labukas, kad tu žinotum, kaip mes tavęs laukiam. Labai. Pagaliau tu esi mūsų YouTuberių mokykloje. Ir nuo rytojaus pas tave prasidės nerealios pamokos, tu pasinersi į YouTuberių pasaulį. Tu sužinosi labai daug įdomių dalykų. Tu sužinosi, kaip reikia filmuoti telefonu. Išmoksi, kaip teisingai montuoti. Mes rodysim, kokius galima efektus dar uždėti. Teisingus efektus. Neprikrauti visko į vieną video, o tiesiog fainus, gerus efektus pridėti. Tu mokysies, kaip dirbti su kamera, kaip dirbti su žiūrovais, kurie tave žiūri. Pasakosim tokius fainus dalykus, kad kaip dažnai reikia kelti video ir kokius video, kad pas tave ateitų daugiau sekėjų. Na kaip, įdomu? Ir būtinai tie, kas praeis visą mokyklą, tai yra visus 8 mėnesius, sekančią vasarą pas mus laukia YouTuberių festivalis, susitikimas su mumis ir su kitais YouTuberiais, tame tarpe ir su jumis visais. Jūs pasijausit tikrai žvaigždėmis. Todėl aš labai laukiu, kad jums pasisektų, labai noriu, kad jūs darytumėt visas užduotis, kurias mes užduosime. Ne tik tai aš toje mokykloje bus, bet bus dar keli mokytojai, kurie mokys, kaip montuoti, kaip filmuoti. Bus tiktokeriai, kurie mokys ir pasakos, kaip reikia dirbti su tiktoku. Taigi, o ką jums reikia turėti pasiruošusi, su kuo mes dirbsime? Mes dirbsime su jūsų telefonais, todėl turėkite būtinai telefoną su internetu. Būtų fainai, jeigu karts nuo karto turėtumėt kompiuterį, prie kurio galima prisėsti ir padirbti su kompiuteriu, nes kai kurie darbai daug lengviau darosi kompe. Mes dirbsime su programėle Canva. Galite ją parsisiųsti iš anksto, arba mes parodysim, kaip tą padaryti. Dirbsime su programėle CapCut, su ją montuosime. Dar mums reikės Discordo, nes tenai būsit visi kartu vienoje grupėje, kad galėtumėt bendrauti, susipažinti, daryti kažkokius bendrus projektus. Žodžiu, kad jums būtų linksma, nes šita mokykla yra ne mokykla, į kurią jūs einat, o čia yra pramogų mokykla. Čia yra visai kitokia. Čia yra fun, challenges and vlogs. Na kągi, mūsų kelionė prasideda ir sekanti pamoka pas mus bus apie tai, kaip naudotis platformą, kurioje ateis jums visos pamokos. Ta prasme, mes parodysim, kaip dirbsime kartu.